Lietuvos valdžia sugalvojo įvesti kuro, kainų ribą ar nustatyti kuro kainas. Man kažkodėl tai ši situacija priminė seną Ukrainos istoriją. Dar Kučma buvo prezidentas, susitinka jisai su Lenkijos prezidentu, nesimenu, gal koks Kvašnevskis buvo, ar kas jau čia nuliniai metai. Tai dauguma jūsų dar net planuose nebuvo, kas šitą video žiūrit šitoje vietoje. Ir tas Lenkijos prezidentas sako, Ukraina nuostabus verslo partneris. Mes jam parduodam už $7 milijardus kas mėnesį. Kas mėnesį ar kas met, nesimenu. Kučma pažiūri į dokumentus, o pasitiktai 2 milijardai, kad Ukraina importuoja oficialiai. 5 milijardai eina kontrabasu. Dabar mes kontrabanda šitoje vietoje. Ir kažkodėl tai po kelių dienų smarkiai pabrango kontrabandos įkainiai. Greičiausiai Kučmos aplinka pažiūrėjo šitoje vietoje, kad jiem per mažai atneša nuo tų 5 milijardų, kiek jiem priklauso, kaip jie paskaičiavę, ir buvo pasakyta, kad Hebros per mažai atneša, tai jūs man būdinėjat, tie pakelia įkainius, pasiema samų iš atiem. Tai labai man situacija kažkodėl tai primena Lietuvos situaciją šitom kuro kainom. Aš kaip suprantu, jiem pamažai atneša mūsiškiam degalinės ir Mažeikių nafta. Tai sako, Hebra, mes jums tada įvesim kuro kainas, ribas, jeigu jūs nesuprasit, kad teisingai reikia atnešti. Nes kaip kitaip paaiškinti? Ta prasme, nežinau, galbūt šitą norą įvesti kuro kainų ribą. Nes tai kvepia kaip ir komunistiniais šitais principais. Gal tada gerai, nieks jiem neneša, jie sąžiningi, geri politikai. Tada reiškia, kas yra komunistiniai principai. Ta prasme, kaip prie komunizmo kainas nusinės valstybė. Tada kitas yra klausimas. Tai mums 305 metus pasakojo, kad privati nuosavybė yra nuostabu, privatus verslas yra labai efektingas. Mažeikių nafta buvo padovanota ir Damokėta, ir Williamsui, ir Jukasui, ir gale Orlenui, nes valstybė, man atrodo, dar Landris buvo pasakęs, iš Mažeikių naftos tiek vaja, kad mes negalim patys susitvarkyti. Turi būti privatus kapitalas. Ta Hebra, 305 metus man pasakojot. Privatus kapitalas yra efektyvus, yra rinkos ekonomika, jinai labai gerai viską sureguliuoja. Tai reiškia tada, jeigu tai ne kyšiai, ne komunistinės idėjos, tada reiškia, mums 305 metus meluoja, kad rinkos ekonomika veikia. Tai kurį variantą pasirinkat? Ar jie per mažai atneša nuo tų, nesveikų antkainių? Ar jie prisiminė, kad jie buvę komunistai? Ar vis dėlto meluoja, kad rinka veikia? Nes jeigu nebūtų ne vienas šitas, netiktų ne šitas vienas variantas, tada būtų labai paprasta. Konkurencijos tarnyba, ar tik ne jos vadovą skiria prezidentas? Dabar siūlo kandidatūrą kažkaip tai, dabar nesimenu tiksliai. Pasikviečia tik 2 tinklų, Viados ir Circle vadovus. Sako, Hebra, jūs suprantat, kad visuomenė nepatenkinta, jūs per daug plėšiate visuomenės. Tas, ne, taip negali būti, mes čia tik tai uždirbam iš bulkučių, iš kavas ir iš šokoladėlių. Kūras mums čia tik tai nuostolį neša. Tai sakyčiau, konkurencijos tarnybos vadovas užskaitė, tai gerai, rytoj man patikėt visus dokumentus. Tai ir įrodančius. Ir man atrodo, kuro kaina sumažėtų. Nes vienas dalykas. Anksčiau trečiadieniais Viada darydavo 20 centų nuolaidą. Ar kažkiek, ten jūs perkat, aš patai kelias tualet, tai būnu. Tai reiškia, antkainis ne mažiau negu 20 centų. Nesutikit, kad į minusą degalinės kuro nepardavinės. Tai čia dar tada, kai kainos nebuvo pakeltos, jau antkainis buvo 20 ne mažiau centų. Dabar čia kažkurią dieną Rokiškį klausiau. Vien Rokiškį, kaip Rokiškį. Rokiškį ir šalia yra Obeliai degalinė. Rokiškį Circle ir Viada, o Obelis kažkokia kita yra. Kainų skirtumas 27 centai. Tai reiškia, degalinės uždirba ne mažiau kaip 30 centų nuo 1 litro. Susitikit, kad biški daugiau negu čia kažkokius tai apie 6 centus svaigsta vyriausybė, kad ten padarė ar padarys akcizo nuolaidą. 6 centų ant tos sumos net nesimatys. Tos pinigus pasims degalinės ir pasims Mažeikių nafta. Tai jau elementarus faktai, 300 centų antkainis. Pasakytų Hebra,
Suprantat? Situacija prasta. Ką darom? Ar mes paėdam kažkokį nors tyrimą, kad jūs, ta prasme, turit kokius nors susitarimus? Gal nieko nesigaus. Bet jums mes nervus patampysime. Ir taip normaliai daroma tokiam lygiai. Jau 300 centų atradom. Ne kažkokius 6. Toliau Mažeikių nafta. Hebra, prašom pateikti visą dokumentaciją. Ai, ne, jūs neteiksit, jūs neprivalot. Kažkas sakė iš mūsų politikų. Ką, mūsų prokuratūra ant tiek tupa, kad negali sugalvoti straipsnį, kurį pritaikyti. Bet čia ėjo kalba apie antivakserius. Tai ką, pas mus spec tarnybos neturi dokumentų apie Mažeikių naftos vadovus? Tada kam reikalingos valstybei spec tarnybos, jeigu jos neturi dokumentų? Visoj normalioj savagerbinčioj valstybė kiekvienoj spec tarnybos turi bylas ir turi kompromato, va tiek, apie visus stambių įmonių vadovus, apie stambių įmonių akcininkus turi. Bet viena problema. Pas mūsų politikus yra problema su savivertė. Ką pagalvos Lenkai, tada ką pasakys Lenkai, kaip mes atrodysim Lenkų akyse. Ir už visą tai mes kiekvienas mokam. Eidami parduotuvę pirkdami, nes to kuro kaina jau skaičiuota į tas prekes. Jau turi važinėti dviračių, ar nevažiuoja elektromobilių ir tau kuro kaina pofik. Tai tu debilas. Nes tu sumokė per kitus dalykus. Jeigu tu to nesupranti, vadini, kad tu esi kietas, tai tu realiai esi debilas. Nes tu vis tiek moki už padidėjusias kuro kainas ir dar mokėsi. Ir dar mokėsi, ir dar mokėsi, ir dar didės. Iš tikrųjų, tu reikėtų padaryti va šitos veiksmus. Ta prasme, degalinės papurtyti. Kažkodėl tai yra Lietuvoje degalinės, kurios kūrų prekiauja pigiau, beveik 300 centų. Latvijoje kūras pigesnis, Estijoje kūras pigesnis. Gal ten valdžia mažiau vagia? Nežinau. Gal ten pratingesni? Nežinau. Pasakykit man, atsakykit iš tą klausimą, kodėl taip gaunasi. Štai toliau tada yra jau trečias žingsnis, ką reikėtų daryti vyriausybei ir politikam. Suprasti, kad tai yra nauja realybė, kad naftos kaina ten 100 plius, tai čia yra nauja realybė. Iš dabar kažkeliom dienom, jeigu ir nukrita, tai čia tik laiko klausimas. Reikia žiūrėti, kurti, skaičiuoti ekonomikos modelį. Vyriausybė turi mažiausia 3, 5 A, B, C, D planus. Ką mes darom, jeigu nafta 100, ką mes darom, jeigu nafta 150, ką mes darom, jeigu nafta 200 ir 2. Ilgalaikį ir trumpalaikį perspektyvoje. Kas tą daro? Niekas nedaro. Finansų ministerija turėtų tokius dalykus skaičiavimus turėti. Nes dabar dar nafta yra pigi. Manau, kad jinai bus žymiai brangesnė. 100 PM, 108, tai čia tokia, jeigu tiek kainuos, kai pasibaigs viskas pusiasalį šitų persų, tik neaišku, šiemet ar kitiemet. Kai šiandien nafta, dujos, metalai ir trąšos nekeliaus, tai tada, ar turi mūsų vyriausybė tokį planą? Neturi. Nes taip negali būti. Dėl ko? Dėl to, kad negali būti. A gali būti, kad vyksta karas ir blokuoja šitą? Negali būti. Tai kaip, tai yra. Tai neskis, kad taip negali būti. Tuo mes atblokuosim savo seksualinėse fantazijose. Ir įdomiausia tai, kad viskas tai bus tol, kol tauta pati stichiškai nesukils. Apie tai man yra video, bet įrašiau, bet jūs pamatysit vėliau. Apie tai, kad tauta nesukils ir ant šakių tą visą valdžią kažkur pakabins. Istorijos atveju turim ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Aš dažniausiai miniu Šrilankos situaciją. Pažiūrėkit, ko ten baigės valdžiai ir turtingiem žmonėm kai kuriem. Kai minė ėjo nevaldoma ir keitėsi jų namo adresais. O Lietuva šalis maža. Visigi žino, broliai, sesės, pusbroliai, tetos, dėdės, krikšto tėvai, krikšto mamos, visi žino, kas kur gyvena, kas kuo kvėpuoja ir kas kiek babkių turi. Ir pas ką galim eiti ir ką galim pasimti. Alkana tauta tą padarys. Nepadarys lietuvių alkana tauta, padarys alkana tauta emigrantų Lietuvoje esančių. Ukrainiečiai, Vidurinės Azijos gyventojai. Jie be skrupulų, o jis ir darys. Jūs pasiruošę? Kas, ne, tai čia nusišneki. Ok, aš labai noriu, kad aš nusišnekėčiau. Bet kol kas, ką aš pasakoju, viskas eina link to nuostabaus kolapso. Dar abejojat? Tada abejokit. Pratingi žmonės jau ruošiasi. Bet kokiu atveju, tu nuostabus.
vien dėl to, kad tu esi, nesvarbu, ten tu ruošies, neruošies, negalvoji, čia tavo asmeninės tragedijos. Opa.